Labadiena visi krepšinio fanai, sveikinu su jumis iš INI TV studijos, kurioje šiandieną mūsų savaitinėje po krepšiu laidoje kartu su Pimiu Urbanavičiumi aptarsime apie įvykusias Birštono ir Kazlų Rūdos rungtynes, kurios pasirodo buvo galbūt net vienos iš gražiausių ir įdomiausių šiame sezone. Taip pat dviejų pratęsimų dramą Klaipėdoje, savaitės įvykusios rungtynės Kėdainiuose, bei trumpai apžvelgsime abu divizioną bei artėjančias savaitės aspektus ir rungtynės. Tai sveikas Pijau, kaip praėjo tau savaitgalis ir visa praėjusi savaitė? Sveikas Juozai, sveiki visi regionų krepšinio lygos bendruomenės nariai, fanai ir žiūrovai. Malonu, jo klausotės mūsų tinklalaidės. Sveikas Juozai ir tau. Savaitė tikrai neįtikėtina. Tikrai daug gerų rungtynių, tiek tu, tiek aš komentavom ir tikrai kovos dvikovo netrūko, bet šiandieną kovo 10-oji, podcastas turbūt išeis vėliau, bet aš visos Nostra.lt regionų krepšinio lygos bendruomenės vardu noriu Juozai tave pasveikinti su gimtadieniu. Ačiū. Tai tikrai gerai atšvęsk, paminėk ir visi komentarų skiltyje ar Juozai asmeniškai galite taip pat parašyti palinkėjimą ir padėkoti už nuostabiai atliekamą darbą regionų krepšinio lygos bendruomenės labui. Ir manau, nieko nelaukia, galime pradėti šios dienos tinklalaidę. Ačiū už sveikinimus, o kalbant, pereinant prie krepšinio, tai Birštonas Kazlų Rūda, tau teko komentuoti šias rungtynes, tai dabar iš savo tos perspektyvos sakėjai ir pats dar prieš podcastą, kad galbūt net geriausias komentuotos rungtynės apskritai karjeroje tavo, arba vienas iš geriausių, tai pasakyk kodėl ir pačią tą aspektų, sakykime, kas leido Birštonui iškovoti pergalę, nes kiek teko stebėti, nedaug pamačiau, bet kiek pavyko, tai Birštonas mačiau, kad turėjo ir pranašumą didesnį, ženkliai vienu momentu, bet Kazlų Rūda sugrįžo, tai kas leido Kazlų Rūdai sugrįžti ir kaip manai, kas būtent lėmė pergalę Birštono? Aš sakyčiau, rungtynės tarp Birštono Milastos ir Kazlų Rūdos Atakos Kauno kolegijos komandų buvo visiškai atkrintamųjų lygio rungtynės, netgi galbūt, sakykime, jau galutinės sezono stadijos, kuomet komandos žaidžia dėl trofėjų, tokio lygio rungtynės buvo. Rungtynės prasidėjo nežmoniškai dideliu tempu. Tikrai komandos žaidė abi labai greitai ir labai fizišką žaidimą. Birštono komanda nuo pat pirmų minučių neleido, sakyčiau, Kazlų Rūdos komandai įsivažiuoti taip, kaip jie mėgsta. Žinoma, Matas Makauskas pirmajame kėlinyje jau surengė savo šou, pelnė 8 taškus. Toliau vėlesnėje rungtynių dalyje irgi buvo nesustabdomas. Pačiame rungtynių gale, likus 10 sekundžių, Makauskas smeigė 2 taškys šaltakraujiškai ir išvedė Kazlų Rūdos komandą į priekį, bet kaip žinome, Tado Rinkūno flauteris nuo lentos paskutinę rungtynių sekundę atnešė Birštono Milastos komandai pergalę, bet akcentuočiau tai, jog komandos tikrai vedančios keitėsi labai daug kartų tos dienos rungtynėse ir net negalėjau nuspėti, kuri komanda laimės ir bus pranašesnė. Tomas Bietkis po rungtynių minėjo, jog ne paskutinis momentas nulėmė būtent tokį rezultatą. Paskutinis metimas, žinoma, prasileistas nulėmė pralaimėjimą, bet akcentavo, jog kitų dalykų buvo, kad toks rezultatas Kazlų Rūdos komandai ištiko ir tai jiems 4. pralaimėjimas iš eilės. Tuo tarpu Birštono Milasta džiaugiasi labai svarbia pergalė. Aurimas Liuiza tikrai buvo patenkintas savo auklėtinių žaidimu, kaip ir pats minėjo, jog tai yra atkrintamųjų jau rungtynių lygio rungtynės. Ir manyčiau, Mindaugas Lukauskis sužaidė neįtikėtinai geras rungtynės, 20 taškų, 5 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai jo sąskaitoje. Ketvirtajame kėlinyje Mindaugas Lukauskis, kaip geriausiai savo karjeros laikais, šaltakraujiškai sumetęs 2 tolimus metimus, patraukė Birštono komandą iš duobelės, išlygino rezultatą ir būtent tai, sakyčiau, leido Birštono komandai ketvirtajame kėlinyje vėl sugrįžti į rungtynes ir istorija kalba pati už save. Vėliau Tado Rinkūno 2 taškis Sirena išplėšė Birštono Milastos komandai pergalę. Ir sakyčiau, tikrai Kazlų Rūdos komanda dar, kiek žinau, turėjo tą mini tokį virusiuką viduje. Komanda, tikrai nepilnomis jėgomis galbūt sugeba dabar žaisti ir ne aukščiausios turbūt fizinės formos yra. Tai būtent jiems turbūt ir kiša koją.
stringa kai kurie Kazlų Rūdos atakos žaidėjai ir išskirčiau, jog Igno Bilinsko ir Manto Gelčiaus dvikova aikštelėje buvo ir tos dienos rungtynėse užtikrintai šią dvikovą laimėjo Ignas Bilinskas po krepšiu, nes Manto Gelčiaus sąskaitoje buvo 9 taškai, 8 atkovoti kamuoliai, bet Ignas Bilinskas tikrai privertė labai daug Mantą Gelčių klysti, jam labai patogiose ir, sakyčiau, karaliaujančiose pozicijose, kuris įprastai dominuoja. Bilinskas pelnė net 21 tašką ir surinko 27 naudingumo balus, vieno kamulio pritrūko iki dvigubo dublio. Na, Igno Bilinsko sugebėjimais, manau, Juozai pritarsi man, po krepšiu regionų krepšinio lygos A divizione mažai kas gali pasipriešinti. Na, tau tikrai dėl to nesiginčysiu. Na, Tadas Rinkūnas nuo pat atvykimo į komandą įrodinėja, kad yra vienas iš komandos lyderių ir galbūt tokie metimai taip nekrenta kiekvieną dieną, bet paėmus jo, žinant tą patirtį, meistriškumą, manau, nėra jam tas metimas, sakykime, kažkokia tai, nežinau, ar tai magija, ar dar kažkoks neįmanomas nepataikyti metimas, bet noriu kai ką dar paminėti, dabar šiek tiek jau išeinant iš rungtynių, tai pati situacija turnyrinėje lentelėje tarp šių komandų, ta pergalė Birštono komandos, tai manau, buvo labai svarbi. Ne tik dėl to, kad tai pranašumo tarpusavio tai ir nesuteikė, nes pirmąjį mačą tiesiog laimėjo Kazlų užtikrintai, taip, 20 taškų skirtumo. Taip, bet pati esmė, kad labai dabar ta pergalė yra svarbi dėl to, nes sezono galas lieka keletą rungtynių ir dabar vieno pralaimėjimo mažiau turi Birštonas negu Kazlų Rūda. Jei tuo atveju būtų buvę atvirkščiai, scenarius pasibaigęs ir Tado Rinkūno metimo nebūtų buvę taiklaus, tuomet Kazlų Rūda jau šnekėtume, kad yra aukščiau ir galimai jau turi vietą top. Paprasčiausiai žvelgiant, tiek Kazlų Rūdos, tiek Šilalės Lūšies komandai liko po 3 rungtynes, jei abi komandos iškovojo po 2 pergalės, o paskutinėme ture, kuomet susitiks Šilalė su Kazlų Rūda, laimė Šilalė, Kazlų Rūda liks už atkrintamųjų, turbūt už 4. Borto ir Melasta turbūt 4 vietoje tuomet finišuotų reguliariajam sezone. Na taip, nors artimiausi dar gali gaudyti Kazlų Rūdos komandą ir tą patį Birštoną, nes vis tiek vienas pralaimėjimas tik skiria komandas, bet tvarkaraštis tikrai nėra labai Kazlų Rūdos komandos lengvas. Paminėjus Birštono komandos, Kupiškis laukia 14 dieną šį penktadienį, tada šeštadienį Raseiniai, abi rungtynės namuose ir paskutinės laukia iššūkos rungtynės prieš Kauno Žalgirio 3 komandą, tai bent laimėjus, manyčiau, reikia laimėti visas 3, sakyčiau, kad visiškai ramia galva tiesiog keliauti į top 4. Taip, Juozai, bet noriu vieną dalyką dar būtent išskirti, jo Kazlų Rūdos atakos Kauno kolegijos komandos likę 3 rungtynės tik prieš Akmenę, laukia išvyko jo tiek prieš Šilalę, tiek prieš, jei neklystu, Tauragės komandą. Kazlų Rūda žais savo namų aikštėje, o šiame sezone Kazlų Rūda namuose 12-1, geriausiai namuose žaidžianti regionų krepšinio lygos A diviziono komanda. Tai irgi daug ką pasako, jog jie bandys su trenksmu užbaigti reguliarų sezoną. Taip, bet lengva nebus, nes LCC komanda taip pat kovoja dar dėl šeštos, ne Tauragė, taip. Taip, dėl 6 vietos ir yra šansų dar dėl jos tikrai pasikapoti. Ir laukia Šilalė, kuri, nežinia, kaip jam pasibaigs dar sezonas. Jau liko, aišku, keletą rungtynių, akivaizdu, kad jie jau bus top 4, nebent susiklostytų toks scenarijus, kad pralaimėtų visas taip rungtynes, kas dabar jam liko. Pasižiūrėjus, tai laukia šeštadienį, tiksliau dar laukia penktadienį, taip, gan nelengvai išvyka į Kauną, kur laukia Vudų komanda, kuri irgi bando dar pakovoti dėl aukštesnių pozicijų. Tikrai pagerinusi savo žaidimą, taip, labai net. Tada Šiauliai, Akmenė ir Kazlų Rūda. Tai laukia net 3 išvykos, visos 4 išvykos, tai bent
trys komandos iš šitų, sakyčiau, tikrai šiuo metu demonstruoja gerą žaidimą. Na, Kazlų Rūdos komanda galbūt ir šiekioje tokioje dabelėje, bet aš tikiu, kad jį dar įsikapstys ir tikrai norės dar pabandyti užsikabinti už to top 4. Keliame prie kitų rungtynių, kurias man teko komentuoti, tai LCC ir VDU komandos dvikova buvo visiška drama, labai įdomios rungtynės. Na, kam neteko jų matyti, tai tikrai kviečiu bent atsisukti paskutinį 4 kėlinį, nes, na, buvo visiška dramų drama, į pas tave buvo karšta Birštone, tai patikėjo, kas ten buvo. Atrodė vienu momentu, kad LCC komandai užkovos pergalė, tačiau 4 kėlinio gale, na, Mockevičius įspūdingai suklaidino varžovą ir su viena ranka pataikė tokį kaip, na, flauterį, vos galim sakyti, taip kokie gal porą metrų nuo krepšio ir išplėšė pratęsimą. Vėliau VDU komanda po pirmo pratęsimo pabaigoje turėjo šansą laimėti, bet gaila, dabar pamiršau jau, ar nežinau, ar Domas, ar Lukas Osis atsikovojo kamuolį po netikslaus tolimo metimo. LCC komandos ir mynė netyčia liniją, tiesiog galinė, kas atidavė LCC komandai kamuolį ir po to, na, Borivoj Kojičius tiesiog žudikišką tolimą metimą smėgė ir išplėšė antrą pratęsimą, kur VDU komandai tiesiog pritrūko šiek tiek jėgų, tai matėsi ir pasipylė tiesiog klaido žaidime ir daug netikslių metimų ir LCC komanda, na, taip nebuvo, kad labai lengvai jiems, sakykime, rinkosi tie taškai, tačiau jie buvo šiek tiek tikslesni ir tos paskutinės jėgos, na, tiesiog greičiau apleido VDU komandą. Ir antrą kartą savo pranašumą LCC komanda įrodė, jei neklystu, prieš Vytauto Didžiojo universiteto krepšininkus. Ir kas juokinga, kad vos ne tuo pačiu rezultatu baigės kaip ir pirmosios rungtynės, kad pirmosios baigėsi 93-90, LCC komandos pergalė dabar 92-90. Bet šiaip ar taip tikrai VDU komanda žaidė neblogai, tikėjausi, kad LCC komanda turės lengvesnės galbūt rungtynės. Bet kaip matėme, VDU komanda davė gerą kovą, jie išlaiko tikrai gerą žaidimą, matome, jei pirmoji sezono pusėje VDU komanda buvo, na, neįtin konkurencinga, sakykime, iššykose, dabar nebežinai net ką gausi. Taip. Gali ir namuose gauti tokią pat komandą. Taip, na, šiais metais LCC komanda tikrai daug geriau pasirodo nei praeitais metais. Praeitais metais po naujų metų sustojo ir net nepateko atkrintamasias, o šiais metais, kaip ir minėjo komandos vyriausiasis treneris, jų tikslas yra bandyti ir žengti į finalo ketvirtą. Na, visos komandos tikriausiai turi tokį tikslą, bet jie nebus. Neišimtis ir Gytis Kriugelevičius, taip. Taip, tai visos tikrai komandos, kažkada ir Jokūbas Rudaitis minėjo, kad Final Four pasvajoja su Žalgiriu, tai trečia komanda patekti turi tikslą, tai čia kas pateks, tai yra didžiausias klausimas. Dar ir mūsų laukia intriga. įkrintamosios, nu, aštuntfinalis, taip galim sakyti, tada mūsų laukia atkrintamosios. Tai, na, tų kovų dar bus pakankamai, o kas laimės yra klausimas. Tai, na, nežinau, ką daugiau aptarti šių rungtynių, tai tik tas, kad LCC komanda ir toliau lieka kovoje dėl 6 vietos su Tauragės komanda, dar tikrai yra galimybė pakovoti. O tuo tarpu VDU komanda, na, dabar pereisim prie Prienų komandos ir čia, kai ką paminėsiu, manau, galbūt net ir tu man ties kai kuriais dalykais pritarsi žodį ir būtent dabar keliamės prie jų. Savaitės rungtynės, taip, Kėdainiai Prienų Tikodentą, na, teko komentuoti rungtynės su Nerijum Varneliu, linkėjimai tau, Nerijau, žiūri, Tai, na, po pirmo kėlinio galvojau, kad bus panaši kova visas rungtynės. Nerijus sakė, kad bus rungtynės į vieną pusę, realiai nelabai įdomios. Po pirmo kėlinio, sakyčiau, na, galvojau, Nerijau, ką tu čia kalbi? Galvojau, nesąmonė, bus įdomios. Pirmas kėlinys tą ir parodė, po to antrasis, trečiasis tapo visiško Kėdainių sporto centro komandos šou. Pradėjo tiesiog Kėdainiai, na, labai fiziškai žaisti ir gynyboje, labai gerai susimetė metimus jau po to, na, bent iš vidutinio nuotolio metimai krito, iš tritaškio nei vienai, nei kitai komandai nekrito metimai. Ir, na, tiesiog Kėdainiai parodė savo jėgą, dėl ko yra pirmi šiame sezone ir tikriausiai liks. Ir galės tą pirmą vietą beje užsitikrinti jau kitą savaitę.
žaisdami, tiksliau šią savaitę žaisdami prieš Kauno Žalgirio trečią komandą, kas ir net kalbėjau su keletą Kėdainių žaidėjų, minėjo, kad šią pergalę pasiemus tikrai visi atsikvėptume lengviau. Taip, jei Kėdainių komanda sekančiose rungtynėse iškovoja pergalę, jie užtikrintai tampa šio reguliaraus sezono čempionais pirmoje turnyrinės lentelės vietoje. Taip, o kalbant apie pačias rungtynes, tai kaip ir minėjau, sunku ką labai aptarti, tiesiog Prienai neleido Kėdainiams pirmajame kėlinyje susimesti metimų iš to, sakykime, tritaškių, puikiai gynyboje visai dirbo Prienai ir atrodė, kad net vakar nebūtų buvę žaidę prieš Šilalės komandą, kurios irgi rungtynės buvo pralaimėtos Prienams, bet dar blogiau ir prarado ir Paulius Steikūnas savo vieną iš komandos. Tai Paulius Steikūnas jau senai prarastas Tomas Stankevičius lūžo stipinkaulis tos dienos rungtynėse jam ir štai taip Prienų komandai nesiseka, juo labiau ir Gediminas Maceina dar dėl traumos padarinių negali rungtyniauti ir, kaip žinome, jau anksčiau gerokai prieš porą mėnesių Kajus Okmanas, komandos kapitonas, patyrė raktikaulio traumą ir jau šiame sezone tikrai nesugrįš į rotaciją. Prienų komandai labai sunkus tarpsnis ir Prienų Tekodenta privalo iškovoti bent vieną pergalę per likusias rungtynes, kad patektų į atkrintamąsias. Prienai taip pat yra neįtin geriausioje dabar pozicijoje, lieka Prienams Tauragės komanda, Druskininkai ir Vytauto Didžiojo universiteto komanda. Tvarkaraštis taip pat nėra vienas lengviausių Prienų komandai, atsižvelgiant į jų dabartinę būseną ir patiriamas problemas, tad Pauliaus Ivanausko ir Tekodentos komandos laukia nelengvas ateinantis savaitgalis. Tauragės komanda su Druskininkais tikrai duos labai rimtą iššūkį Tekodentos komandai. Taip, ir Prienų komanda, ką ir pats paminėjai, laukia įtemptas ir sunkus tvarkaraštis, žinant tai, kad dabar iškrito daug tų pagrindinių žaidėjų, lyderių ir svarbių rotacijos žaidėjų. Krepšininkų, taip, tai bus sudėtinga, žinant, kad žais svečiuose prie Tauragė, kur Tauragė tikrai nėra labai lengva žaisti ir Tauragės pati komanda, manau, nori pabaigti sezoną kuo geriau ir startuoti iš aukštesnių pozicijų. Plus net ir pereinė tą etapą, sakykime, aštuntfinalio ir patinkėję ketvirtfinalį, tos užimtos vietos irgi daug lemia, nes gali gauti, galbūt ir savo patogesnį, kiek varžovų ir nenori žaisti, pavyzdžiui, gauti pirmajame etape jau pačių ten kokių Kėdainių komandos ar dar, ar kokių, sakykime, Biržų, ar dar kažkurios komandos, tai manau, kuo aukštesnė vieta irgi daug duoda, o kalbant apie tą pačią ir Vadų komandą, Vadų komandos tai laukia kiek lengvesnis tvarkaraštis negu Prienų komandos. Akmenė buvo įveikta, tai buvo labai svarbus taškas pasimtas, kas uždarė visus net ir teorinius šansus Akmeniai patekti į kitą etapą. Tuo tarpu dabar Vadų laukia, kaip ir minėjau, šį penktadienį Šilalė namuose, manau, šioje stadijoje gali nugalėti Vadų komandą, tikrai atkrito ir Kėdainiai Vadų salė ir tas pats Birštonas. Tai taip, prieš visus favoritas beveik laimėjo Vadų komanda. Ir Kazlų Rūda taip pat, tai Vadų, manau, tikrai yra pajėgi pasimti Šilalės Lošies komandą. Po to laukia išvyka į Vilnių, kur irgi tašką, manau, po to Kauno Žalgirio trečia komanda ir Prienai. Tai aš tikrai nenustepčiau, kad Vytauto Didžiojo universiteto komanda galėtų net ir aplenkti galbūt Prienų komandą ir pažiūrėsiu turnyro lentelę. Dabar Vadų komanda tai yra 12 vieta su 11-15, tuo tarpu Prienai su Kupiškiu yra priekyje vos viena pergalė dėl sužaistų, tiesiog rungtynių. Daugiau, vienomis mažiau yra sužaidę Vadų krepšininkai. Tuo tarpu 9 pozicija, 8 nelabai galbūt daug šansų yra pasivyti, bet kas dar žino, kaip baigsis, galbūt ir tai įmanoma, bet kai viskas vyks, tą A divizioną, B divizioną, visą turnyro situaciją, turnyrinės lentelės situaciją
ir atkrintamasis aptarsime kitą savaitę. Taip, na ir vienos rungtynės, kurios turbūt nustebino, Druskininkų komanda iškovojo pergalę prieš Šilalės Lūšės. Komanda išvyko 73-69, bet daugiau turbūt apie tai neįsiplėsime ir keliamės prie B diviziono aktualiausių rungtynių. Ir kas tave, Juozai, praeitame ture B divizione galbūt nustebino, ar tiesiog buvo eilinė diena ofise, kaip galvojai, taip viskas ir įvyko. Labai svarbios rungtynės buvo tarp Skuodo Kuršastos komandos ir Pakruojo SC Lygumų Žūp. Ir pranašesni buvo Skuodo Kuršastos krepšininkai, iškovojo svarbią pergalę ir taip labiau tvirtinasi savo pozicijas, išlikti toje pozicijoje ir patekti į atkrintamasis. Na tai mane galbūt kiek nustebino, kad Jonavos sporto centro komanda nugalėjo Ukmergės ekipą būtent svečiuose. Tai šitas galbūt Jonavos komandos tokia pergalė mane kiek maloniai nustebino ir ta pergalė buvo labai svarbi, nes jos tai jiems leidžia dar toliau likti kovoje dėl atkrintamųjų top 8. Trakai, kad labai lengva pergalė iškovoja prieš būtent Anykščių komandą, irgi taip, tai mane kiek netikėta, sakyčiau. Triuškinančiai tiesiog Trakų komanda laimėjo prieš Anykščius 83-48, užtikrinta Trakų komandos pergalė. Na, galbūt ne viskas rožėmis klota toje sezono pabaigoje, jei neklystu, ne visi ir būtent Anykščių komandos lyderiai žaidė tos dienos rungtynėse, tai atitinkamai lėmė tokį rezultatą. Taip, tu visiškai teisus, na ir manau galime pereiti prie artėjančios savaitės aspektų. Tai tavo akimis, ką reikia labiausiai atkreipti dėmesį šią savaitę stebint A divizioną ir kokias komandas, bei ką pats komentuosi, paminėk. Na, tikrai laukia jau netrukus visai Kazlų Rūdos komandos rungtynės tarp Akmenės sporto centro komandos, jei neklystu, tai bus antradienio dienos Rytoj, rungtynės, taip, kovo 11. Na, vienintelės tos dienos rungtynės, žinoma, reikia jas stebėti ir žiūrėti. Įdomu, ar Akmenės komandos sugebės pratęsti Kazlų Rūdos komandos pralaimėjimų seriją iki 5 iš eilės, ar vis dėlto Tomo Bietkio auklėtiniai sugrįš į pergalių kelią ir taip kovos dėl vietos ketverte. Na, o iš B diviziono, nežinau, Juozai, gal tu turi išsirinkę savo favoritinį jau mačą? Taip, tai aš galim sakyti, šią savaitę gyvensiu B divizione, nes dviejas rungtynės komentuosiu net B diviziono. Ir taip, pasiėmiau komentuoti, nusprendžiau komentuoti penktadienio dvikovą tarp Trakų komandos ir Dauniškio Prekybos Juventuso. Tikrai labai bus, manau, įdomi dvikova, Trakai namuose žais. Ir, na, šis mačas tikrai gali daug ką lemti, nes Trakų komanda dar turi šansą, minimalų šansą, bet vis tiek turi dar pakovoti dėl vietos ir dėl pirmosios arba tiesiog aukščiau pakilti į antrą, trečią pozicijas, nors išskiria tos dvi, sakykime, pergalės tarp Vilniaus rajono krepšinio klubo ir 3 tarp Juventus ir Širvintų. Bet Juventus komanda yra sužaidusi 2 rungtynėmis daugiau negu Trakai. Trakai turi 14-6, Juventusas 17-5. Na ir Juventus komanda, jei patirtų pralaimėjimą, jiems tai realiai užkirstų kelią visiškai išlikti pirmoje vietoje arba bent pakovoti dėl tos pirmos vietos ir turėtų bandyti išsaugoti tą turimą trečią poziciją, nes jei laimėtų prieš Trakus, jau pranašumą turėtų. Tikrai. Juventus, Tikrai taip, Juozai. Įdomu bus. Tikrai bus įdomu ir atkaklu. Na, šią savaitę laukia daug rungtynių B divizione. Taip, tad ir jau dar kitoje savaitėje aptarsim būtent visas tas turnyrinės lentelės spėjimus, kaipgi užsibaigs B diviziono aktualijos, nes jau dar kitą savaitę tų rungtynių bus likę mažiau ir jau bus daugiau mažiau aišku, kas kur turėtų nutūpti. Taip, ir dar vienas noriu pareklamuoti, kurias komentuosiu, tai sekmadienio vienintelės rungtynės tarp Panevėžio ir Vytauto Didžiojo universiteto. 2
komandų. Tai, na, visą sezoną, ne vienerius rungtynės teko Vadų komandos pagrindinės divizinio komentuoti, dabar gausiu pagaliau progą pamatyti, kaip ir Panevėžio komanda atrodo ir Vadų komanda. Vadų komandai tai bus labai svarbios rungtynės, jų labai sunkus yra tvarkaraštis likęs būtent per likusią sezono dalį ir Panevėžį jiems pasimti, na, yra tiesiog privaloma, nebėra kur vietos trauktis, nes be Panevėžio dar laukia jų ir Gargždų komandos dvikova, kuri vyks šeštadienį, tada sekmadienį Panevėžys ir laukia 21 dieną dar išvyka į Radviliškį, kuri irgi nebus lengva. Tai, manau, viską aptarėme. Tai... Ir A diviziono rungtynės penktadienį, žinoma, taip pat laukia... savaitės rungtynės, taip paminėjau. Taip, penktadienį mūsų laukia Druskininkų ir Ryto komandos dvikova. Na, Ryto komandai labai svarbios rungtynės, jie dar, na, bent turi patys vilčių patekti į atkrintamąsias, būtina jiems iškovoti pergalę prieš Druskininkus. Na, o penktadienį taip pat aš komentuosiu rungtynes. Birštono Milasta savo namų aikštėje priims Kupiškio komandą ir laukia tikrai svarbi dvikova tiek Kupiškiui, užsitikrinant geresnę vietą atkrintamąsias ir, žinoma, išlikti, norint atkrintamųjų zonoje. O Birštono Milastos komandai taip pat mergyvenk rungtynės, norint saugoti vietą ketvirtę. Ir, žinoma, vyšnaitė ant torto savaitės rungtynės, kurias aš taip pat komentuosiu su turbūt kolega Nerimi Varneliu. Prienų Tikodentos komanda priims savo namų aikštėje Druskininkus ir laukia taip pat, manau, labai svarbios rungtynės Prienų Tikodentos komandai, kovojant dėl geresnės pozicijos atkrintamosiose. Na taip, Prienų komandai tai labai daug lemiančios bus rungtynės. Taip, nes jei patirs pralaimėjimą netikėtų Prienų komanda kažkokiu būdu, tai jiems tai gali, na, labai daug įtakoti, būtent, ką ir pats minėjai, kovojant dėl vietos, geresnės vietos, būtent atkrintamosiuose, nes jei patirtų per likusią sezono dalį vien tik pralaimėjimus, tai, na, kas čia žino, gali pradėti ir 12 pozicijoje ir gauti jau pačiam pirmame etape, na, pasižiūrėjus, tai arba Tauragės, arba LCC komandas, kas, manau, nei vienos, nei kitos arba, žinoma, kuri užims penktąją vietą, irgi dar tikrai nežinia. Na ir noriu visus žiūrovus bei klausytojus pakviesti stebėti savaitės rungtynės per Baltikum, Init televizijas ir, žinoma, portalą lrt.lt. Stebėkite savaitės rungtynės. Transliacija prasideda 3 valandą, rungtynės startuoja po 3:10. Tai tikrai įsijunkite ir stebėkite regionų krepšinio lygos savaitės rungtynės. Taip. Na, Juozai, podcast'o pabaigai galbūt turi ką nors dar pridėti ir padėti paskutinį akcentą. Noriu, manau, visiems žiūrovams palinkėti geros likusios savaitės, nepraleisti, na, ir mūsų išvardintų ir apskritai daug kitų rungtynių regionų krepšinio lygoje. Tikrai bus, manau, šią savaitę karšta, bus daug įdomių ir atkaklių dvikovų, tai kurių tikrai yra verta nepraleisti. Na ir palinkėsiu laimės, sveikatos ir sėkmės. Na, aš tau, Juozai, irgi dar kartą sveikinu su gimtadieniu ir lygiai to paties linkiu tau ateinančiais metais sėkmės, laimės, džiaugsmo ir galbūt pinigų. Tai banaliai, bet tikrai, Juozai, tai šiandieną yra viskas. Su jumis buvo mano kolega Juozas Vaičiukynas bei aš Pijus Urbanavičius ir iki kitos savaitės, kur tikrai intrigų ir gerų rezultatų taip pat netruks. Viso geriausio. Viso. Prisidėkite prie ateities talentų kovų, skiriant 1,2% GPM regionų krepšinio lygai.